Sveiki, brangūs draugai. Su jumis Valdemaras ir podkastas 5 minutės. Laukimas viešpatyje. Elijas tarė Ahabui: pakilk, valgyk ir gerk, nes atūžęs smarkus lietus. 1 Karalių 18 skyrius 41 eilutė. Ne dėl išorinių įrodymų, kad tuoj pradės lyti, Elijas užtikrintai liepė Ahabui ruoštis liūčiai. Pranašas nematė danguje debesų ir negirdėjo griaustinio. Jis paprasčiausiai kalbėjo tai, ką pasakyti skatino Dievo dvasia, atsiliepdama į jo stiprų tikėjimą. Padaręs viską, kas buvo jo galioje, jis žinojo, kad dangus dosniai išlies pažadėtas palaimas. Tas pats Dievas, atsiuntęs sausrą, pažadėjo atsiųsti ir gausų lietų, kaip atpildą už teisumą. Dabar Elijas laukė šio pažado išsipildymo. Nusižeminęs ir nulenkęs savo galvą tarp kelių, jis tarpininkavo prieš Dievą už atlaidaujantį Izraelį. Tarnas grįžo 6 kartų, nepastebėdamas jokio ženklo danguje. Nepabūgęs Elijas siuntė jį dar kartą ir dabar tarnas grįžo jau su pranešimu: žiūrėk, mažas debesėlis, nedidesnis už žmogaus plaštaką, kyla nuo jūros. To pakako. Elijas nebelaukė, kol dangus apsitrauks tamsiais debesimis. Tikėjimu šiame mažame debesėlyje jis matė lietaus gausybę. Melsdamasis, jis tikėjimu laikėsi dangaus pažadų ir atkakliai meldėsi tol, kol į jo maldavimus buvo atsakyta. Jis nelaukė visų įrodymų, jog Dievas jį išklausė, bet buvo pasiruošęs paaukoti viską, gavęs mažiausią dangaus palankumo ženklą. Tai, ką jis atliko, įgalintas Dievo, gali padaryti visi, kiekvienas savo srityje tarnaudamas Dievui. Tokio tikėjimo mums reikia šiandien. Tikėjimo, kuris laikosi Dievo žodžio pažadų ir atsisako juos pakeisti, kol dangus jų neišklausė. Turėdami atkaklų Jokūbo tikėjimą ir Elijo užsispyrimą, mes galime pateikti savo prašymus Tėvui, prašydami visko, ką jis yra pažadėjęs. Nuo jo žodžio išsipildymo priklauso jo sosto garbė. Su jumis buvo Valdemaras ir podkastas 5 minutės.